Bergis viešbutis Kemere, visiškai naujas, naujai renovuotas vietoj Pierre viešbučio. Nu ir ką, tikriausiai mes pirmieji, kurį jį mato vat tokiam amplua. Faina registratūra, įdomus tokie baldai. Oi, kaip įdomiai pastatyta. Toksai kaip vidinis kiemelis. Vasaros metu čia pastatys staliukus ir šita visa zona yra atrium zona ir tie kambariai vadinasi, va tik išėjus iš registratūros atrium. Matote tokį vidinį kiemelį. O čia po mumis yra baseinas, spa. Fainai. Nu va, mes vaikštom stogu. Visiškai šalia ir restoranas. Didžiulis, gražus, fainas labai. Vandens kalneliai. Gražiai apželdinta ir kai viskas augs, tai tikrai labai fainai. Nu gražu. Kemere kalnai. Oi, koks tai fainas vaikų mini klubas. O, uždara krepšinio aikštelė. Geras. Kaip kavinė. Viskas šioje zonoje. Stalo tenisai, biliardai. Xbox'ai, viskas yra įskaičiuotai, kaina yra nemokamai. Labai fainai. Dengta vaikų žaidimų aikštelė, minkšta danga, šešėlis viršuje, pavėsis. O čia galite papietauti, užkąsti toksai užkandžių baras. Ledai. Visą dieną. Turi ir kavos namus. Точно такой же аппарат в лобби есть, в лобби папир. Faina baseinų zona. Nu labai gaila, kad jų baseinai yra nešildomi, bet jie planuoja kitais metais pasidaryti šildomus baseinus, reikėtų 26 metų sezonui pasitikslinti. Gultai mediniai, be abejo, čia visur bus ir paminkštinimai. Ir wow, kokie kalneliai. Nedaug, bet ta gyvatė tai gera, įspūdinga. Vaikučių baseinas 50 cm gylio.
Bergis yra tokio kito viešbučio Kimeros kaimynas. Nu va, dabar einu ir galvoju, ir Faselis šalia graži labai vieta. Iš vienos pusės kalnai. Iš kitos pusės NG Faselis matosi prie uolos. Kairiai restoranas, užkandžių restoranas. Tiesiai tuo takučiu nueisim. Paplūdimio baras. Fainas paplūdimio baras, faini ir baldai. Žiūrėkite, netgi kėdės visur yra paminkštinta. Tai viskas nauja. Šitas viešbutis buvo toksai Pierre Lamer, labai blogas buvo viešbutis prieš tai. Jį perpirko Bergis įmonė, kurie užsiima namų statybą. Tai statyti moka. Tai va, čia yra jų pirmas viešbučių projektas. Matom, kad tikrai, jeigu medis, tai medis, baldai kokybiški. Viskas labai kokybiška padaryta, tikrai nepigiai. Gėrimai visi importiniai, akvaparkas didelis, teritorija tikrai graži. Disko kiekvieną dieną iki 2 valandos nakties. Net apniukusią dieną vaizdai įspūdingi. Šalia, primenu, restoranas, pagrindinis restoranas, mes jau grįžinėjom, akvaparkas, o tarp jų, matote, trikampį juodą, čia yra įėjimas į disko, į tą disko, kuri dirba iki 2 valandos nakties. Bergis viešbučio Standard Garden kambarys. Pirmam aukšte yra su terasėlėm, va tokia terasėlė. Antram aukšte didesnis yra kambarys su balkonu, bet vadinasi taip pat. Bet jau antram aukšte gali dar vienas žmogus miegoti. Fainas kambarys. Kosmetika. Nu ką, viskas tvarkingai, įdomi kriauklė. Fainai, tikrai fainai. Galybė citrinmedžių. O jau kaip kvepia. Nu tai tikrai fainai viskas čia. Pagrindiniam pastate virš registratūros, pirmas aukštas, late checkout, vėlyvo išsiregistravimo kambarys, jeigu jums reikia nusimaudyti, persirinkti. Bergis Atrium kambarys, pagrindiniam pastate. Šiaip vonia labai panaši kaip ir bungaliuko, garden kambario. Jaukus, gražus kambarys, didžiulis televizorius. Ir čia gali miegoti tik tai 2 suaugę ir 1 vaikas. Išsities šitas va foteliukas, tinklelis. Atrium tai reiškia, kad žiūri į vidinį kiemelį, atsimenat, sakiau eidama. Mažutis baseiniukas ir va. Iš šitą kiemelį. Nežinau, ar nebus vasara triukšminga, bet vasara bet kokiu atveju vis tiek yra laikoma kondicionierius ir langai. Fainai yra tai, kad čia nereikia kišti jokių kortelių, nieko, va, chalatas dar yra. Kambariai yra sensoriai, kur kai jūs įeinat, viskas, kondicionierius, elektra, viskas įsijungia ir kai jūs išeinat, sensorius pajaučia išsijungia. Jeigu paliekat krautis telefoną, telefonas toliau kraunasi neišsijungia. Bergiso Deluxe kambariai, žiūrėkite, jis jau yra didesnis, tuo ir skiriasi nuo Atriumo, didesnis, yra 2-gulė lova, yra 1-gulė lova ir dar išsitęsiantis fotelis vaikui. Pagalvės minkštos fainos ir vaizdas čia yra į kitą viešbutį. Superior Family kambarys iš 2 miegamųjų, dar jie turi Family Connection, tai reiškia, kad 2 kambariai sujungti. Minibarą labai gerai matom, šokoladukas yra. Tėvų kambarys. Vonia viena buvo, ar ne? 2 vonia. Dušo kabina, tualetas vaikams. Ir 2 atskiros didžiulės lovos, čia man dar tilptų ir 3. Turi savo balkoną ir vaikų kambarys ir tėvų kambarys. Nu, faini numeriai, fainas viešbutis.